Sveiki, bičiuliai. Liepos 19 vidurvasaris. Dangus apsiniaukęs. Tropinė vasara. Plius 27. Drėgmė irgi nemaža. Ko gero greit lyti pradės. Bet tačiau reikia išgelbėti va šitą viliuką mano milžiną. Nes jis jau linksta per pusę padėklas. Svyra į priekį. Ir kaip sakant, neaišku, kada vieną dieną kas gali nutikti. Dvi motinėlės, kaip visada, perų belė kiek, medaus dar kol kas yra, nes iš čia nebuvo imta trečią kartą. Tai žiūrėsim, kas ten darosi. Jeigu geriau pamatyti, bandysim, va, pasvirimas jau į priekį ir net į šoną, kaip matėt. Bandysim įskirstyti kelis avilius, palikti tik motinėlės, po vieną korpusą ar po kažkiek, nežinau, eigoj matysim. O smarkiai neįsismarkavo lietus, pradedam operaciją išgelbėk avilį. Čia vat tiem, kurie netikė, viršutinis korpusas nuimtas. Pasižiūrėkite. Vienas. Antras. Gražu, reikia sukti. Ir visas 10. Žinau. Netikit kai kurie. Pasižiūrėkite. Tuoj antrą korpusą nukilinėsim. Pajūris šiemet. Na ką, sekantis korpusas nuo viršaus. Žiūrim, ką turim. Kitas nelabai ramios. Vėl medus. Ne iki galo užakiuotas. Bet jau kažką galim daryti. Bandysim surasti perų. Kažkiek yra ant dugno. Turba šeimelės. Pačioj traninių, bet irgi užpilta medum. Taip kad yra ir normalių perų. Bandom dėti, skirstyti, kol orai leidžia. Nežinau, kas čia gausis. Bandysim susirinkti per 2 šeimas 4-8 rėmius. Tai reiškia, iš 30 reikia atimti bent 4 x 8, 32 minus 10, 20 rėmelių. Rėmų. Opa. O dabar pažiūrėkit, kas darosi viduriniam korpuse. Tai yra trečias nuo viršaus. Gerai. Jau 2 išimiau. Toliau važiuojam. Yra išeinantis. Šviežus perai. Ja, šviežus perai. Beveik užakiuoti. Čia kažkur gal mamytė vaikšta. Būt gerai surasti. Jo, daug taškučių. Jeigu matosi, jau ir lervučių didelių yra. Ir panašiai. Kaip sakant. Jo, 2 motininis gerai, bet reikia su juo mokėti ir tvarkytis. Ką, su viršutiniu korpusu, 3 korpusais tiksliau, apsitvarkėm. Žiūrėsim, kas darosi apatinėme lizde korpusiuose 2. Kol kas paviršiaus matas, kad nemažai medaus. Įlysim į lizdą, pažiūrėsim. Apžiūrim apatinius rėmelius. Medus. Kas medus. Duona, šiek tiek perų. Lizda gražu. Ir apie perą. Gerai. Sekantis perai. Medaus netrūksta. Šie perai. Šviežus kiaušinėliai. Gerai. Kelsim. Va, ir mamytė vaikšto. Nežymėta, tikėtina, kad išsileido savo. Reikia skubiai pasižymėti. Okay. Išimta iš apatinio korpuso 6-7 rėmai su perais, duona, medum. Ir tie korpusai
bus užpildyti vaškuolėmis. Visiškai tik vaškuolėmis. Tegul, kaip sakant, darbuojasi merginas. Motinėlė rasta, pasižymėta. Kol kas viršutiniam korpusą neradau. Aišku, rizika, bet nėra kada labai daug ieškoti. Nes dangus neaukėsi, kol kas nelašnoja. Bet tikėtina bus lietaus. Užpildėm korpusą. Vaškuolėm. Ir darbus tęsiam toliau. Grąžinom į vietą aptvarėlę. Apačioje, kaip minėjau, užpildyta. Šitas korpusas irgi bus užpildytas vien tik vaškuolėmis. Vidurinio korpuso nebeliks. Liks viršutinis su medum ir keletą perų. Tikiuosi, ten motinėlė yra. Na, jeigu nėra, išsileis savo. Kadangi artėja rugpjūtis, tai dar viską galima padaryti. Ir yra rizika, bet nėra laiko, kada ieškoti tarp tokios gausybės dar vienos motinėlės. O čia va sudaryta 1, 2, 3, 4 šeimos po 8 rėmus. Perų belekiek. Ne belekiek, po 6 realiai perų, duona, medus. Ir kai už geros savaitės, už 10 dienų bus motininiai, pas mane jau bus lygiai taip pat karnikos lopšeliai, bus suduoti lopšeliai ir manau, turėsim geras, stiprias karnikos šeimas ant rugpjūčio vidurio jau. Bet čia viskas ateity. Gerai, darbuojamės toliau. Operacija išgelbė kavilį tik iš dalies pavyko, nes padėklų pajudinti neina. Bet sumažinam svorį ir vienu korpusu sumažinam. Matot, 2 apačioj, 2 viršuj. Tai tikėkimės, viskas bus gerai. Bičių vis tiek liko daug. Na, ir smagu, ir bus reikalų, kai reikės siaurinti lizdus ir ruošti žiemojimui. Va. Apatiniam korpusuose, apatiniuose radau motinėlę, viršutinėse dėja ne. Na, bus kaip bus. Jeigu ten nėra motinėlės, viršutinė dirbs, bitės toliau dirbs nešmedų. Jeigu yra perų, kadangi jom trūksta feromono, jos darysis savo. O ar leis išsileisti ar neleis, bus matyti čia už 2-3 savaičių. Tokia ta situacija, gal už savaitės geros 10 dienų patikrinsiu, ar yra motininių lopšių. Kaip jau ir minėjau, karnikos pakeisim lopšelius. Nes čia abidvi šeima, tiek apačioj, tiek viršuj buvo baktustas. Ir padarytas 4 po 8 rėmus, 4 po 8 rėmus aviliai, kurie bus išvežti į kitą bityną, į centrinį. Ir ten žiūrėsim, kokia bus situacija. Na ką, liko dar apžiūrėti kitas šeimas, kol orai leidžia. Ir važiuoti namo, ne namo, į sekantį bityną, išvežti tas šeimas ir panašiai. Matot, ūkelis plečiasi, yra ką veikti.